Žmonės nesupranta, kaip veikia sistema. Jie skuba savo reikalais nesusimastydami. Kame viso to esmė? Jie švaisto savo laiką mokykloje, darbe. Šiuolaikinis sociumas yra apimtas geizmu ir krauju. Niekas net nesusimasto, kad jo gyvenimas beprasmis. Sistema – matrica. Jį suryja ir neišspjauna. Žmogus yra jos vergas. Štai pats paprasčiausias standartinis matricos vergas – Andrius. Per savo gyvenimą jis padarė tik tai, ką jam įperša sistema. Nusipirko IKEA baldų komplektą ir peržiūrėjo visas Teen Wolf serijas. Pas jį tipinės paauglio problemos, mažai draugų ir problema su matematika. Taip pat jis pavyzdingai lanko Šaulių sąjungą. Kasdien jis pasilieka po pamokų ir mokosi, nes jam įpiršo nuomonę, kad jis baigęs mokslus turės prasmingesnę ir šviesesnę ateitį. Ir taip vieną kartą pasilikęs jis užmygo veidu į matematikos sąsiuvinį. Užmygęs jis pamatė sapną, kuriame jis suprato, koks niekingas yra jis ir jo gyvenimas. Atsibudęs jis metė vadovėlius į šoną ir pradėjo šią tiesą stumti į mases. Pakankamai didelio populiarumo sulaukusi jo kampanija greitai buvo pastebėta didelių žmonių ir Andrių patalpino į psichuškę. Jis ten ir būtų likęs, jeigu nežinomas žmogus jo iš ten neištrauktų. Jį pakvietė į slaptą organizaciją, kuri dabar dalyvauja matematikos konkurse.